2019 metais tyrimai parodė, kad tavo mitochondrija iš tikrųjų mitochondrija klauso tavęs. Matot, mes galvojam, kad energija tai yra kažkokios kalorijos gal, o jo kūnas yra mechanika. Vėl, ne. Tavo ląstelės reaguoja ne tik į tai, ką valgai, tačiau į tai, ką galvoji ir ką jauti. Priseksiu tyrimus komentarę, majo kažkur tais. Galit pasižiūrėti patys. Taigi mitochondrija nėra tik energijos gamykla ar energijos šaltinis. Mitochondrija tai yra bendravimo centras, kur visas kūnas per katruos bendrauja. Mitochondrija yra jautri ir būna paveikta šviesos, garso, temperatūros. Mitochondrija reaguoja į elektromagnetinį lauką. Ji reaguoja į tavo vidinę būseną, į tavo mintį, į tavo emociją. Taip, jos gamina ATP, tą ląstelinę energiją, tačiau jos kartu gamina ir vandenį, šviesą, biofotonus. Jo, infraraudonąją šviesą irgi energiją. Taigi, pagal tuos tyrimus, tas vidinis vanduo kūne, jis nėra paprastas. Jis turi neigiamą krūvį, jo, elektrą. Pliusas ir minusas batareika, tai ir veikia kaip informacinė terpė kūne. Jo. Taigi, pagalvok dabar, jei energijos gamyba ląstelėje yra jautri tavo būsenai, ką tai reiškia tavo kasdieniniams pasirinkimams? Tai jeigu tu 3 dienas jau stresė ar kažkokiam nerime, tai automatiškai viskas atimi iš savęs daug gamybos, energijos, šviesos, to vidinio struktūrinio vandens ir taip toliau. Jo. Tiek mūsų energijos krenta vėl ne dėl kūno, o dėl vidinio triukšmo, vidinio kažkokio konflikto, vidinio karo, vidinės trinties. Kiek įtampos nerimo, neišreikštų emocijų tiesiogiai mažina tavo ląstelinę galią. Jo, vėl, tie tyrimai jau yra. Daug kas iš mūsų intuityviai tai žino. Mums tai ir taip aišku, jo. Ir kai kuriems mums reikia įrodymų. Tai va, jau įrodymai yra. Kai mitochondrijos funkcija krenta, kas atsitinka? Krenta visa sistema. Taip. Tada visą tai susijęma ir su uždegimu, ir su nuovargiu, ir su lėtinėmis būklėmis, ir su visokiamis lygomis. Tai nėra tik biochemija, jo, tai yra bioenergetika. Ir į tai įtelpa biologija, chemija, fizika, jo visa kūno biologija, visa kūno chemija, visa fizika, įtelpa į tą bioenergetiką. Jo. Mes ne vien iš chemijos padaryti. Jo, tai vėl. Tu nesi tik fizinis kūnas, jo, tu esi elektra, vanduo, šviesa, informacinis organizmas, informacijos įrašas pats, jo, ta esatis, ta sąmonė, kai energija krenta, mitochondrijos, gamyba krenta, atsiranda kas? Bet visas tas disbalansas, toks chaosas, jo, nėra harmonijos. Ir tada pradeda atsirasti visokie skausmai. Taigi laikas plėsti mūsų supratimą, suvokimą, išjutimą mūsų kūnų. Ir ne tik gydyti simptomus, tačiau didinti tą savo energetinę talpą, mes kaip batareikos, kiek pas jūs energijos, va ta batareika gali būti prikrauta ir kiek pas mane, skirsis. Bet mes visi turim prieimą, prie kiek tik norime energijos. Tai va, kame fainas dalykas, tu gali pasirinkti, turėti labai daug energijos. Tai va, tu nesi tik fizinis kūnas, supratom tai jau senai, tu esi energetinė sistema, kuri kuria tavo fizinį kūną. Nori suprasti daugiau, prisijunk prie mūsų. Nori pajusti daugiau ir įkūnyti daugiau, prisijunk ir pasilik prie mūsų. Sau duok pusę metų ir kiekvieną video imk ir daryk savo namuose. Ką išgirdai. Tai va. Ir pamatysi, kaip pradės realybė keistis.